Balandžio 23-osios antradienio laidoje konferencijoje Lietuvos ekonomikos apžvalga ir įrankiai verslo plėtrai buvo diskutuota apie rinkos dinamiką, darbo užmokestį, eksportą. Lietuvos mokyklų apdovanojimuose net 3 iš 10 nominacijų nugalėtojais tapo kėdainiečiai. Kultūros centro erdves papuošė unikali Vaido Juškos ir Marijos Burnikienės paroda Fotografijos ir grafikos džiazas. Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos jaunimo centre skambėjo lyriškas Kauno Jazz Academy koncertas. Pasak Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro vadovės Dainos Balasevičienės svarbu nuolat gauti kvalifikuotas įžvalgas apie pokyčius Lietuvos ir pasaulio ekonomikoje bei verslo ateities prognozes. Todėl Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Kėdainių filialo vadovai pakvietė konferenciją Lietuvos ekonomikos apžvalga ir įrankiai verslo plėtrai. Šiandien turime turbūt pirmą kartą Kauno prekybos pramonės amatų rūmų Kėdainių filialas organizavo konferenciją, tai Lietuvos ekonomikos apžvalga ir įrankiai verslo plėtrai. Manau, ši konferencija yra aktuali kiekvienam mūsų rajono verslininkui, kadangi, manau, kiekvienas, kurdamas savo verslą ir plėsdamas savo verslą, turi žinoti situaciją tiek Lietuvoje, tiek mūsų regione. Na ir šiai konferencijai pasikvietėm kvalifikuotus specialistus, sakykime taip, kur papasakos apie Lietuvos ir pasaulio ekonomikos apžvalgą. Tai, manyčiau, žinomas ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Taip pat konferencijos metu galės susipažinti su alternatyvaus finansavimo įrankiais verslui bei verslo rizikos valdymo sprendimais smulkiam ir vidutiniam verslam. Taip pat turėtų dar atvykti ir Kauno prekybos pramonės amatų rūmų atsakinga už užsienio eksportą. Tai bus papasakota, į kokias šalis, kaip gali padėti rūmai verslininkam ryšim su eksportu, su verslo plėtra. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas, apžvelgdamas Lietuvos ir pasaulio ekonomiką, sakė, kad šiuo metu Lietuvos verslui sąlygos puikios, o ir darbuotojai gali tikėtis darbo užmokesčio augimo. Kalbant apie pasaulio ir apie ES situaciją, iš vienos pusės mes matome labai akivaizdų augimo sulėtėjimą. Šiuo metu naujos prognozės rodo, kad eurozonos ekonomika augs maždaug 1% šiais metais, kas tikrai nėra daug, bet klausimas, ar dėl to reikia, sakykime, jau jaudintis, sakyčiau, kad ne, nes tokiose valstybėse kaip Vokietija yra akivaizdus darbuotojų trūkumas ir, sakykime, pramonėje yra pajėgumų trūkumas, nes vokiečių pramonė išnaudoja beveik 90% pajėgumų ir jie elementariai nebeturi kur plėstis. Tai ir yra šiuo metu pagrindinė problema, kodėl eurozona augs lėtai. Tai yra, kai kurie rodikliai yra antiek pavažiavę į viršų, kad jos toliau gerinti ir didinti tiesiog yra praktiškai neįmanoma. Taip kad šiais metais greičiausiai turėsime ganėtinai lėtą augimo eurozonoje. Bet šiaip, jeigu žiūrint į Lietuvos ekonomikos pirmus skaičiukus šiais metais, jie yra tikrai labai geri, nes, pavyzdžiui, visa Lietuvos pramonė, kurie eksportuoja praktiškai visą produkciją, 8% padidino gamybos apimtis. Reiškia, kad šiais metais tikriausiai bent jau metų pradžioje turėsime gerus eksporto rodiklius. Tarkime, inžinerinė pramonė 13% išaugino gamybą, o jie yra labai priklausomi nuo situacijos eksporto rinkose. Ir taip, kad šiuo metu, nepaisant to, kad tas ekonominis klimatas eurozonoje tikrai yra šiek tiek atšalęs, bet kol kas pirmieji rodikliai, ką mes turime iš Lietuvos, jie rodo, kad esminio poveikio tai kol kas Lietuvai neturėjo. Tai Lietuvos verslas turi dar galimybės ir plėstis, ir didėti, ir augti. Na, tiesą sakant, techniškai galimybių yra tikrai nemažai, praktiškai nelabai, nes kalbant apie tos pačius eksportuotojus, Lietuvos pramonė irgi rekordiškai stipriai išnaudoja pajėgumus. Ir problema yra tame, kad tokie sektoriai kaip mediena, kaip tekstilė, kaip metalai, jie irgi fiziškai nebegali priimti naujų užsakymų. Ir be papildomų investicijų į plėtrą, tikėtina, kad turėsime gana lėto gamybos augimą šiuo metu gale, nes įmonėms tiesiog nebeužtenka pajėgumų. Tai kuri ta pramonės šaka, kuri dabar labiausiai, kaip aš sakyčiau, ant bangos? Sakyčiau, kad yra keli sektoriai. Pirmas dalykas tai yra metalo apdirbimas, tada plastikai, nes tie sektoriai šiais metais investuoja po truputėlį į gamybos apimčių didinimą ir žinoma, kad tai yra taip pat medienos ir baldai. Kas labai nustebino šiais metais iš pirmų rodiklių, ką mes turime, tai yra tekstilė, kurie 5% padidino gamybos apimtis ir tai irgi rodo, kad įmonės šiek tiek
tiek investuoja į plėtrą, nes tekstilė labiausiai iš visų pramonės sektorių būtent ir išnaudoja tos pajėgumus. Ir taip pat, ką būtų galima pasakyti, kad šiais metais taip pat gana optimistiškai galima žiūrėti į darbo rinkos rodiklius, nes šiuo metu užimtumas Lietuvoje pasiekė istorinę maksimumą, 72% darbingo amžiaus gyventojų turi darbą. Tokio aukšto rodiklio mes niekada neturėjome, bet verslui tai yra ir gerai, ir blogai. Iš vienos pusės tai temps į viršų vartojimą ir reiškia, kad tos įmonės, tarkime, paslaugų sektorius, kurie dirbo su vidaus rinka, turės tikrai gerus metus, bet iš kitos pusės dalį tos augančius apyvartos tikrai suvalgys atlyginimai, nes, tarkime, ta pati finansų ministerija prognozuoja, kad atlyginimai vidutiniškai šiais metais išaugs 8%. Ir aš tikrai to tikiu, nes paprastai kalbant, įmonių problema yra tame, kad darbuotojų reikia daugiau, o dirbti kam tiesiog nėra, nes visi, kas nori dirbti, jie ir taip jau dirba. O įvežtinė darbo jėga? Tikrai trumpų laikotarpių tai būtų pakankamai sveikintinas sprendimas, nes šiuo metu laisvų darbo vietų skaičius ekonomikoje labai sparčiai auga, užimtumas praktiškai nebedidėja. Ir ką daro šiuo metu įmonės, yra du sprendimai. Pirmas dalykas tai yra darbo jėgos importas, antras dalykas tai yra investicijos į automatizavimą. Tarkime, jeigu žiūrėtų eksportuojančias šakas, tai eksportuojantys sektoriai gamina beveik 50% daugiau produktų negu prieš krizę, bet tą daro su 11% mažesnių darbuotojų skaičiumi. Bet jeigu būtų tų darbuotojų daugiau, žinoma, kad įmonės samdytų tos darbuotojus, jų tiesiog fiziškai nėra. Tai rinkoje dabar nebloga situacija vis dėlto. Taip, rinkoje tikrai gera situacija. Jau ketvirtą kartą šį pavasarį Kaune rinkosi aktyviausių Lietuvos mokyklų mokytojai ir moksleiviai, kurie susirungė Lietuvos mokyklų apdovanojimuose. Net 3 iš 10 nominacijų nugalėtojais tapo kėdainiečiai. Metų mokytojams buvę ir esami moksleiviai išrinko Šviesiosios gimnazijos pedagogės Zita Rosteikienė ir Giedrė Morkūnienė. Malonus toks apdovanojimas. Žinoma, tai netikėta, tai malonu, tai skatina pasitempti ir labai smagu, kad buvę mokiniai, kurie jau praaugę savo mokytojus, prisimena turbūt kokį nors žodį, kokį patarimą, kokią bendravimo akimirką ir tai be abejo smagu. Ar griežtas mokytojas buvo? Visokios, gal greičiau nelabai. Greičiau nelabai. Man smagu dėl to, kad tai yra turbūt daugiau tas apdovanojimas, bent kaip ten buvo apibūdinta toj nominacijoje, ką jie pasakė, kad tai yra ne už olimpiadas, ne už konkursus, ką mes dažniausiai mokytojus taip vertinam ir apdovanojam, o tai už tai tiesiog už tą buvimą, bendravimą, tai tikrai aš manau, kas yra labai svarbu. Taip galvojat, ką vaikai labiausiai vertina? Ar tą griežtą žodį, tą griežtumą, ar tą, kaip jūs sakot, pasibuvimą drauge? Sunku pasakyti, kaip yra visokių skirtingų suaugusių, yra skirtingų ir vaikų. Aš manau, kad kai kuriem patinka gal tas griežtumas, kitiem gal norisi labiau pasibendrauti. Vienodų nėra. Man atrodo, kad svarbiausia rasti tą santykį tiek dalykinė prasme, tiek bendravimo prasme. Jeigu tas santykis užgimsta, tai smagu ir mums, ir mokiniams, ir kai jie sugrįžta. Tai būtent ir dalinasi tomis akimirkomis, kurios jiems paliko didžiausią įspūdį. Ir praeina ir keliari metai ir sako, va jūs kažkada pasakėte tą ar aną ir man tai įstrigo. Aš kartais pati pamirštu jau, kas buvo sakyta arba kas buvo padaryta. Tai tos akimirkos matyti ir lieka tiek dalykinė prasme, tiek bendravimo. Ar prisimenat visus savo mokinius? Taip, prisimenu, bet atvirai pasakysiu, jeigu reikėtų visus vardus išvardinti, pavardės, labai prisimenu suolą, kuriame sėdėjau, kokius dalykus darėm kartu, kokias išdaigas iškrėtė. Visus jau išvardinti būtų sunku. Aš pradžioje irgi galvodavau, kaip galima pamiršti, kai tu tiek turėjai bendro ir viską, bet su laiku, kai jau tiek metų padirbi, tada tikrai suvoki, kad tai neįmanoma visko sutalpinti, bet Zita tikrai teisingai pasakė, tai, ką tu patiri kartu, neįmanoma tai pamiršti. Kėdainių Šviesiosios gimnazijos gimnazistų taryba Lietuvos mokyklų apdovanojimuose užėmė 1 vietą. Tai mes Lietuvos mokyklų apdovanojimuose laimėjome metų mokinių tarybą ir labai džiaugiamės, nes jaučiamės labai vertinti. Mūsų iš tikrųjų taryba išsiskiria tuo pagrindę, kad mes organizuojam įvairias akcijas. Tai labiausiai paplitus tokia ir mokiniams žinoma, tai Labo ryto akcija, kai mes ryte sustojam ir
ir tie, kurie su mumis pasveikina ir atsako labas rytas, užklijuojam gražų lipduką ir taip skatinam mandagumą ir iš karto nusiteikia gerai dienai. Mes taip pat bendraujam su kitomis mokinių savivaldomis, buvome Kėdainių rajono mokinių tarybos forume, taip pat Lietuvos moksleivių sąjungos pavasario forume, asamblėjoje. Mes organizuojam prieš kiekvienas kalėdas tokį kalėdomis kvepiantį rytą, kur gimnazistų taryba pasirūpina išverda kakavos, pasirūpina sausainiais ir tada mes visi čia sėdim kiemelį ant grindų, susėdę, geriam kakavą visą gimnazijos bendruomenę ir klausomės savo mokinių pasirodymų, šokių ir vaidinimų. Dar taip pat su tėvų klubu bendraujame, tai jis taip pat prie kalėdinio ryto būna prisidėjęs. Jaučiatės įvertinti? Taip, mes jaučiamės labai įvertinti. Gal naujų idėjų dabar kokių turit? Visą laiką atsiranda kokių nors naujų idėjų ir stengiamės įgyvendinti. Šiuo metu mūsų tokia kaip naujausia ir labiausiai išprotėjusi idėja tai buvo susikurti socialiniam tinkle Snapchat savo paskyrą ir yra tokios kaip dienos, ten labai jaunimo tarpe paplitę, tai mes siunčiam iš gimnazistų tarybos kažką susijusio su gimnazija, tokio linksmo, parodom tokią šiek tiek kitokią savo pusę, ne tik tokią labai oficialią. Tai iš tikrųjų labai smagu, nes atsiranda toks ryšys su moksleiviais tada. Taryba jaučiatės įvertinti, pastebėti, ar moksleivių mėgstami? Darėm daugybę apklausų, be abejo, kur moksleiviai tiesiog galėjo parašyti, ar jiems patinka, kokių jie turi pasiūlymų. Ir moksleiviai tiesiog aktyviai dalyvavo, aktyviai atsakinėjo ir beveik 400 moksleivių atsakė. O nominacijoje Metų pilietiškumas nugalėtoja tapo Atžalyno gimnazijos moksleivė, Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė Karolina Prelgauskytė. Kėdainių kultūros centro foje erdves papuošė unikali dviejų mūsų krašto menininkų, fotografo Vaido Juškos ir dailės mokytojos Marijos Burneikienės paroda Fotografijos ir grafikos džiazas. Autoriai papasakojo, kaip gimė šis kūrybinis sumanymas, kodėl Kėdainiai drobėse tokie nepriekaištingi ir kaip bendras darbas gali suartinti dvi skirtingas asmenybės – estetą fotografą ir spalvomis gyvenimą tapančią menininkę. Pirmiausia, aišku, buvo darbai, ta prasme, technika, kurią čia naudoju, tai mano buvo pradmenis, nuo to pradėjau. Ir pirmiausia, aišku, buvo darbai, o paskui natūralu, kad šitą techniką naudojant kažkas tai buvo eliminuota iš kadro ir pradėjo trūkti, tai natūraliai pradėjau galvoti, kas galėtų papildyti. Ir turbūt čia nepaaiškinama, kas mūsų vedė, turbūt man grįžus į Lietuvą, turbūt pirmas žmogus, kuris su manim kaip su fotografu darė laidą, ėmė interviu, buvo Marija. Iš tikrųjų, ir tas santykis vis tiek yra, jauti vienas kitą ir natūralu, kad buvo apie Mariją pagalvota ir pasiūlyta. Nes tai reikia drąsaus žmogaus, reikia ryžtingo žmogaus. Tai va, matot, iš šalies apie save kiek sužinai, aš ir ryžtingas, ir drąsus žmogus. Taip, manyčiau taip, to labiau, kad, žinot, kai pavyzdžiui pasižiūrė į gerą darbą ir galvoju, gal dar pataisyti. Ne, aš juokauju. Aš nuo senų laikų aplamai ir dabar, kaip tapau, man labai patinka padaryti viską iš pirmo karto. Aš specialiai renkuosi tokias medžiagas, kad, pavyzdžiui, pataisyti negalėčiau. O čia toks dalykas, pavyzdžiui, Vaidas atnešė fotografijas, jisai man pradėjo pasakoti, kad tu tai padaryk, aš sakau, girdi, klausyk, jeigu tu sutinki, aš padarysiu, ir nesakyk kaip. Ir tada jisai sutiko, žinoma, ko gero rizikavo, bet, suprantat, nepapaišysi pieštuku, ar ne taip, neužsimesi kažkokiu tai potėpio. Ir mane visą laiką žavi tas staigumas ir kad taip greitai pasidaro. Šiandien nebuvau patenkinta, kad prie žmonių tai dariau, nors aš ne taip paišau, ne taip. Čia tiesiog buvo žaidimas. O taip reikia labai susikaupti, todėl kad žmogus tau vis tiek jisai pirminis, jo sumanimas. Jis kažką nutylėjo, kažką išryškino ir atnešė. Ir, pavyzdžiui, nieko nesako, ar ne? Ir tada aš pastatau jį, taip tą darbą vaikšto, čia pažiūriu, vėl pasižiūriu. Pažiūrėkit, mato, šiandien kalbėjo ir ponas Laumakis, ir Slava, ir taip pat fotografijoje jie viską pamatė. Ir senatvė, ir kas buvo, ir kokie pastatai, ir renovacija, ir nerenovacija, viską pamatė. Tai, pavyzdžiui, aš, sakykime, žiūrėdama, jeigu tai pradėčiau
pradėčiau galvoti į Vaido darbą, žiūrėdama, ar bus ta kultūrkė renovacija, tai žinoma, kad nieko nenupaišyčiau, ar ne? Tai už taigi, pavyzdžiui, o Kėdainiai yra mano mylimas miestas, ir aš pasižiūriu, su kokia meilė jis tai padaro ir nenoriu, pavyzdžiui, sakykime, viską sugadinti. Ir jeigu šiandien žmonės atėjo, pasižiūrėjo ir jie nustebo, ir duetų nustebo, ir sintezė tų dviejų meno šakų, sakykime, tai mes ko gero pasiekėm savo rezultatą, ar ne? Ir mes galim kalbėti ir apie simbiozę, tam tikrą, ne tik apie sintezę, nes mes buvom susitarę, kad vienas kitam neišduosime pavadinimų savo. Ir dabar Marijos dėka atgulė gražus pavadinimai darbų ir jeigu taip analizuojant, skaitant, jie vienas kitą papildo labai. Ta prasme, kai kuriuose pavadinimuose aš matau tai, ką vyriškai nutylėjau, Marija tai papildė. Tai irgi kalba apie tam tikrą simbiozę, apie tam tikrą bendrą supratimą reikalą. Kaip jūs paveikslus atrinkot? Ar, sakykime, ką norėjot pamatyti tose Kėdainiuose? Ar būtent kažkokią ateities perspektyvą? Ar tą žmonių kūrybiškumą kažkokį? Pirmiausiai tai buvo, aišku, miestas. Ir kaip minėjau, ta technika tokia palėjimo ir čia yra pradiniai darbai daryti su tokiu objektyvu, kuris lieja visą, kas... Tai man, kuom jisai buvo priimtinas, ta technika, tas pateikimo būdas, kad jis eliminuoja tas, kas erzina miestą. Jeigu mes pasižiūrėsim, tai beveik visuose darbuose aš esu išryškinu tai, kas tikra, ir visa tai, kas aplinkui jie nueina į antrą planą ir viskas. O būtent tuos planus, būtent tą emociją, ką praradom, su šiukšlėm, tam tikrom architektūriniam ir taip toliau, emocijom atstatė Marija, manau. Ir suprantat, pavyzdžiui, jisai man kaip darbą atneša, aš vis, o Dieve, koks gražus, o Dieve, man iš tikrųjų man taip gražu, bet aš negalvoju, taip gražu, kad negalima nieko jau pasakyti. Ir tada man noris, tik aš labai norėčiau galvoti, kad, pavyzdžiui, jis man atneša darbą, aš galvoju, kaip gražu, kaip jisai taip viską pamatė. Aš tikiuosi, nors jis niekada nesakė, kad jis kaip ateina tą darbą atsiimti, galvoju, eik tu, kaip jai pasisekė. Jis taip niekada nesakė, aš galvoju, gal aš jį biškiuką ir nuvyliau. Bet... Ne, pasisekė, nes mes turėjom iš tikrųjų daugiau darbų, yra paruoštų ir viskas, ir turėjom galimybę pasirinkti. Ta prasme, pakeisti tam tikrus darbus kitais darbais ir praktiškai visi pirmą pradžią nėra nei vieno darbo, kuris nekabėtų. Nors buvo galimybė juos pakeisti toliau sekančias, nes mes tęsiam tą temą, manau. Tai parodo, kad norėjosi parodyti tai, kas padaryta. Ir man kiekvieną kartą, kaip Marija, įdomu, ką aš atvešiu. Tai dar vienas toks didelis džiaugsmas nuvažiavus, ką parsiveši, nes ta prasme tai ir aišku, natūralu, kad tu turi kažkokią viziją, kažkokį turi matymą, viską ir parsivežus reikia laiko truputėlį, bet tai natūralu, bet su tais visais darbais praktiškai susigyvenau ir man jie. Tai ačiū tau, Vaidai, man buvo labai smagu su tavim padirbėti. Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos jaunimo centre įspūdingas džiazo improvizacijas atliko Kauno Jazz Academy studijos auklėtiniai. 2 metus veikianti ugdymo įstaiga yra ne tik mokslo, bet ir ritmo bei improvizacijų erdvė. Tačiau mokosi labai motyvuoti ir kūrybingi jaunuoliai. Mūsų kolektyvas tai yra Jazz Academy akademijos ansamblis ir šį vakarą kėdainiečiai išgirs šio ansamblio koncertą. Bet šiaip mūsų akademija, taip, mes esame kaip ir neformalaus ugdymo mokykla. Tai atitinkamai yra muzikos mokymo paslaugos teikiamos talentingiems jauniems žmonėms. Bet išvažiuojami koncertai, tai yra būtent koncertinė veikla. Aš sakyčiau, kad yra pakankamai plati amžiaus riba, kokios kategorijos žmonės ateina į mūsų koncertus. Gal tai reikėtų ne amžiumi įvartinti, o vartinti pagal skonį. Tai yra žmonės, kuriems patinka džiazas. Galbūt tai yra žmonės, kuriems nepatinka visiškai standartinis džiazas, nes jis yra šio ansamblio atliekamas šiek tiek kitaip. Tai tokia ta mūsų auditorija. O būtent Džiazo akademija, kokie uždaviniai jai keliami, kaip galvoja tą veiklą vystyti? Tai yra, mes daugiau šitą akademiją vadiname kaip ritmo, džiazo ir improvizacijos erdvė. Tai yra nesiorientuojame vien tik tais į standartinę džiazo muziką. Gimė tikriausiai šita veikla iš poreikio tokiai muzikai. Galbūt dėl to, kad tradicinės mokyklos institucijos jos negali suteikti tų paslaugų, kurias siūlome mes.
Labai orientuojamės iš tikrųjų jaunų žmonių kūrybiškumą, kad jiems būtų suteikta erdvė kūrybai, koncertiniai veiklai, saviraiškai, ansambliniam muzikavimui, kas irgi yra pakankamai sudėtinga galbūt kitose įstaigose. Jazz Academy įkūrėjas Arnas Mikalkėnas džiaugiasi, jog šioje ugdymo įstaigoje meistriškumo kursus veda tokie grandai kaip Viačeslavas Ganelinas, Niujorke kuriantis kontrabosistas Rob Dugai, pasaulinio garso būgnininkas Alessandro Dana ir kiti. Moksleiviai čia ugdo ansamblio, pasirinktos specialybės bei teorijos žinias. Taip pat jauni perspektyvūs atlikėjai gali lankyti papildomas studijas, renkasi kokias nori paskaitas, dirba per workshopus, kai atvyksta vizituojantis dėstytojai. Su šito kolektyvu reprezentuojam akademijos muzikinių vertybių kažkokį rinkinį ir panašiai. Nesam tikrai orientuoti į amerikietiško džiazo tradicijas, esam labiau europietiškai, gal net lietuviško, jeigu taip galint, lietuviškos mokyklos šalininkai ar tęsėjai. Programa tai bus pačių kūrybos, Vyčio, Kišūno, daug kūrinių, Silvijos, Linos, taip pat ir Daivos yra parašytų kompozicijų. Ir kadangi orientuojamės į kūrybiškumą, tai dėl to atliekam savo muziką. Iš tikrųjų, pagrindinė gal edukacijos momentas yra tas, kad mes vis dėlto esame orientuoti į tarptautiškumą ir dėstytojų kaitą. Negalim pasigirti, kad labai daug keliaujam, bet pas mus daug atkeliauja. Ir jau vien per metus turėjom labai plačios geografijos, iš tikrųjų labai aukšto lygių dėstytojų, tiek rezidencijas, tiek trumpus dėstymus, mokymus ir taip toliau. Turėjom ir iš Paryžiaus konservatorijos, ir iš Amsterdamo konservatorijos vienus žymiausių Europos improvizacinės muzikos specialistus, kurie vedė meistriškumo kursus. Taip pat ir Viačeslavas Ganelinas buvo atvykęs, vedė. Tai gal tos išvykos tokia platesnė prasme pas mus, ta prasme, atvyksta labai plačios geografijos dėstytojai. Ir tas, man atrodo, yra privalumas, nes nėra nusistovėjusių vienos specialybės dėstytojo, labai gauna mokinys platų požiūrį į kartais net turbūt paneigimus tam tikrų specialybės dėstytojo, kas yra irgi visiškai edukacijos dalis. Esi laimingas, kai net internetas be jokių įsipareigojimų, nes Baltikum internetas už mažesnę kainą. Laisvė viską keisti. Paprastai, lengvai Baltikum. Maistas skanesnis, kai valgome drauge. Drauge su Daumantų karališkų pomidorų padažu, kuriame dabar dar daugiau tikrų pomidorų, jokių saldiklių ir konservantų. Maistas skanesnis su Daumantų. Žiūrėkit, jūra nutilo, mažiau bangų. O, žiūriu, jūra nutilo, mažiau bangų. Taip, jūra nutilo, mažiau bangų. Jūra nutilo, mažiau bangų. Ir bangos mažesnės, kai buvo. Bangos mažesnės buvo. O, tai labai miela. Miela, kaip ir jūs.